Ką jau, paskarbiu, užmečiau aparatus. Be to labas rytas visiems. Ir varau pažiūrėsiu pieną. Ir varysiu į kamis. Pieną nereikia žiūrėti, ošvinė. Ir sakė, ošvinė pažiūrės, tai einu biškį palauksiu ir varau melžti. Reikės man ten stovėti. Bet prie karbių reikės stovėti laukti. Bet minutę laiko į darbus. Šulinu. Pola vežai. Darbu. Ta karvė yra biškiuką. Nenori bendradarbiauti. Jis yra antro veršio. Ir jei tešmens negali lėstis, gali iš kojos prasileisti vieną. Tai biškį patraukė ir imi šalin, nes jinai yra antrą veršį nepratus. Tai va, vieną pusę gatavą. Ilsisi. Varam į kitą pusę. Laukas, greičiau. Dirbam. Ką, viskas, paskutinė karvė. Pamelžom. Einam plauti aparatus. Pasveršiu. Tešmenukas, kokia švari, graži karvutė, nes neilgai yra šiek tiesiai čia. Negu šūdėvė. Parodinė karvė, parodinė. Vau, kada prieis, kas nosytę pakasyti. Ką? Koks lašinė ūkis. O, diga kel, patinka. Kaip tu? Nepatinka. Pieną ger patinka duoda tos rankos. O uostyt nepatinka. Stilius savo skariuko. Dizaineris buvo pas tave užsukęs ir padarė tavo, ne? Tas toks juodas su baltais plaukiukais, kai būtų pražilęs lengvai. Nes neatsiveršiavęs, šlindęs iš gimdos, o jau pražilęs. Mano favoritas. Anglis. Pasveikino ką tik. Daga? Jie mėgs grumtis. Galvom stumdytis. Nori pasigalinėti. Tai, pieną gausi, nusiraminsi. Žodžiu, šuns ieškoti veršim pieną nunešiau, žodžiu. Kas da? Sūdo palėm. Įsivežėm daržinę rulį. Prasiskleidžiau. Lengvai. Bišklyt pavėda. Lengvai yra papelėjęs, apsivaliau viską, pasirašiau. Dabar einu pavalgysiu ir eisiu šerti. Tai dabar reik savo šunį surasti radau. Kvitį vardu? Ne, principai, ne pieną. O žais matomai branką tam bičių, bet nieks nemėts. Einam namo, einam valgyti. Steiks viskas, einam. Na, kaip minėjau, reiks atveršiu šerti, pas jų tuščia. Nevalgyk mano rankos. Žodžiu, tuščia, nuo pusė tuščia. Čia tas biški turi, bet nesvarbu, to išvalysim viską ir pašersim naujai. Ką, puolam į darbus.
Taip, vienišių pašėriau. Šitos irgi pašėriau, 2 dienom drąsiai turėtų užtekti. Ir... O, lenda, nori paglostoma. Tai 2 bulačiai, pervedėm tą vieną bulį. Dabar biškelį sakė, dėl miltų pešasi. Dėl miltų. Ir dabar varau kitą pusę, o ten kitoj pusėje. Vieną pusę reikia išvalyti ir kitą pusę taip pat. Ten toliau biškį yra viršiukas. Šieno yra. Ir čia išvalau, šieną paliksiu. Čia išvalau. Viskas. Žodžiu, pavalgiau pietus. Iki pietų turėjau kitų reikalų. Namuose, biškį tenais remontus bišdą darau. Tai dabar varau pas karvių. Paduodu melasą, mėlės, prapurtam, pristomdam šienainį. Ir eisiu biškį lauk į sodą pasidarbuoti. Žodžiu, melasą padavėm. Ir pasirodo, viena girdykla yra. Kapėts. Tai ką, einu, pasimsiu ant sriegio, kur užsivinioja tasai lipnus daiktas, kad vandenį nepraleistų. Eisiu išardysiu, ten vidui būna tokia maža spiroklikė, kuri tą liežuvėlį, kai karvė nuspaudžia su nosim. Įsispaudžia, tas spiroklikė praleidžia vandenį. Tas spiroklikė būna dažnai per laiką nurodėja. Ir dabar reikia sukti, išimti tą ventylių. Iš to ventilį išimti spiroklikį, dėti spiroklikį ir atgal viskas užsukti. Ir bus kaip nauja. Kam pirkti naujai, gali suremontuoti. Pirmenybė remontui, paskui pirkti naują. A, ne taip? Nu, karvutė sulaužėt, man darbą padarėt. Tiksliau surudėjo, nesulaužėt. Tai nori varyks? Ne, tikrai varyks. O čia dabar yra. Prirudėję. Gerai, kaip čia vandens nėra. Kaip minėjau, šiučiai įsisuka. Mėginsim. Tikiuosi, jis gerai sukt. Gerai įsisuka. Tuo nepamės, aišku. Ir spyruoklė. Žiūrėk, kaip nedaro. Ei, Jonklau! Jonklau! Nu, kad gera spyruoklė. Spyruoklė niek nesiskir namas. Kur spyruoklė dingo? Žodžiu. Sena ta yra, nauja ta. Dydis tas pats. Tai tiesiog įdėsiu vis tiek, tai jau išėmiau, įdėsiu naują. Na, pamečiau. Įdėsiu naują. Opa. Ta. Čia. Čia.
Priveržim. Dar biškį karvių snukiai stiprus. Tai jums lengviau jį, taip biškis tokia. Suptuvo tą kišenį. Imam šitą reikalą. Tai sukasi taip. Tai turi priešingą pusę, kad gautųsi įtempimą. Sukas taip, taip ir viskas. Dengis ant technikos darbai. Kas sakė, ūkininkai nieko nemoka. Viską moka. Jis neturi pasirinkimo. Na, daug neminioju, nes turi pilnai visus susukti. Tikėkimės bus gerai, nes šiaip tai turėtų čia dėtis ir gumelę. Čia ant to iš vidaus susimauti. Ir kaip bus, matysim. Suktis, o tik pusė. Paskui per daug išlindęs liežuvis aukštai stovės. Karvių neįsger. Va. Dabar reikia surasti skylę, kur yra. Čia nėra. Aha, kažkaip. Čia šone, dar biškį reikia versti. Dar rauda. Nėra, skylė apačioje. Dabar reikia į vandenį sukti ir pažiūrėti, ar veikia. Nu ką, pažiūrim, ar veik? Veik. Bet ar praleidžia, pamatysim dienos jėgos. Dabar tam kartui, taip jeigu būna, paskui bus aišku. Vandens bėra. Nu ką, logas šikniai. O, kažkas dar žinai šviesą buvo palikė. Tikriausiai aš. Kylam, eisim šūdą valyti. Užteks gulėti čia, dripsuoti. Visą, viskas apvaliau. Tas nervuojas, nes vėjas pučia veidą, gerai, darau duris. Imu žvėrį, žvėrimą nešuos. Eisiu kažką daryti. Jausiu nešti medį, blė. Na, šitą gaidį. Griaušė, ten užstoja, stovi. Graikiškų riešutų. Medis taip. Pjausiu iš šičia. Atliktų izoliatorius vietoje, kai atliktų koliuko, paskui jį apgenėti. Kai jie pradės auti, vis nugenėsi ir viskas. Kol kažkada nustosis auti, nudžiūsi ir liks stovėti kelms. Tai va, arėšim, šiknon šitą. Nes visai kiekvieną metą apkarpau, viską apvarau. Ir žodžiu, tas pats šūts nešit. Vėl apauga, lapų dachuje, tų kriaušių nieks nenaudoja. Nereikia, dar paskui porą medžių reiks nuėžti. Na kaip matot, užstrigo, užspaudė. Nu susisukęs medis viršų, čia viens per kitą persisukė. Kreivas šleivas. Bandysiu kirvį kalti, kad atsilaisvintų družmą. Tikiuosi pavyks. Ką, pavyko? Tikriausiai, o! Varom toliau.
medis buvo, medžiai nebėra. Kaip ir planavau. tą palikau užkabinti. Šakų krūva. Toks. Elektros nėra. Tai daug kokie gyvuliai bėgtų pro šalį vis tiek. Jeigu yra matę piemenį sustoja. Jo, dabar biškį erdviau. Tam medžiui kitam bus geriau augti, nes esam ten toliau Daviną pasidinę. Tas anas jau yra didelis, už jį dar kokiais 2 metrais aukštesnis. O tas kriaušius stodavo jam saulė, jis negaudavo saulės pakankamai. Gal ir drėgmės, nes vis tiek šaknis visur įsivaikštų. Tai dabar gaus pakankamai drėgmės ir saulės, turėtų per 1 metus gerai pakilti. Tai medis, likutis medžių. Ir šiaip erdviau atrodo, gražiau bent be to šūdo, atsiprašant. Tikrai negražus medis buvo. Atsinešiau kaladę, kirvį, vežimuką. Bandysim su kapu sukraut, suvežti. Na va, štabelis. Porą medžių, tai manau užteks 5, 4, gal 6 kartus kepti šašlykų. Viskas anksčiau vėliau susidegins. Į malkinį nuėjau vežtis, bus reikia vis tiek čia parsivežti susikrauti. Galvoju, iškart čia sukrausiu. Kai deginį ugnį biškelį prižiūrėti ir viskas. Nuo tos pietus pradėti imti. Ir viso, susikurens. Na va, jau sukrovau malkas jau viską. Ir dabar lėksiu į fermą prie gyvulių. Vakarinis milčius. Tai iki kitos dienos. Viso.